Vėliau aš užduosiu keletą klausimų, ir tuomet atversime galimybę į diskusiją įsitraukti ir visiems. Tai turėsit klausimų ar pastabų, labai lauksime jūsų prisijungiant prie pokalbio. Tai prašau, Mindai. Tai gal pradžioje tada reikia paaiškinti vėl iš naujo, o kodėl aš čia iš vis dalyvauju. Nes turbūt tas logiškas klausimas. Ir natūralu, kai viskas valstybėje arba mūsų karalystėje yra gerai, tai mes visi gyvenam savo gyvenimus ir nereikia nieko daryti. Tai problema yra tame, kad aš suvokiu, kad mes esam seniai išduoti, mes eiliniam Lietuvos žmonės, esam seniai išduoti ir parduoti. Tiesiog mes esame šitoj būsenai. Ir išdavė ir pardavė ne kokie nors užsieniečiai, o mūsų vietinė valdžia. Tai šitą supratus, tada sekantis klausimas kyla natūraliai. O ką daryti? Tai mano ir rugsėjo 5 dieną aš savo pareiškimą Lietuvos žmonėm ir pareiškiau. Tai kurį visi tylėjo, nors jisai buvo atspausdintas ir Eltoj ir BNS. Neatspausdintas, o išplatintas. Kad aš teikiu savo kandidatūrą prezidento rinkimuose ir pagrindinės mano vizijos gairės kokios yra. O gairės yra elementarios. Lietuvos žmonės priėmė konstituciją. Ne valdžia priėmė, mes visi priėmėm konstituciją. Ir jeigu mūsų valdžia nesilaiko konstitucijos, jeigu ją sulaužo, tai ta valdžia tampa neteisėta. Jie tiesiog praranda savo legitimumą. Tai mano pagrindinės siekis ir yra, kad mes laikytumėmės konstitucijos. Ir konstitucijoje yragi pasakyta, kad Lietuvos žmonės yra svarbiausi. Lietuvos gyvenimo įvairius klausimus, kurie yra svarbus, Lietuvos žmonės turi juos nuspręsti. Ir tada klausimas iškyla. Mes pirmam straipsnėje konstitucijos sakom, Lietuva nepriklausoma respublika. Ir mes kartu turim valdžią, kuri įdėjo 150 straipsnį, kuris sako, Briuselio biurokratų nurodymai yra viršesni negu Lietuvos konstitucija. Tai šitam kontekste aš sakau, tokį sprendimą priimti gali tik tai Lietuvos žmonės, o ne mūsų valdžia. Ir tai yra pažymėta Lietuvos konstitucijai. Mus tiesiog apgavo. Iš mūsų pavogė Lietuvos nepriklausomybę ir iš mūsų pavogė galimybę būti šeimininkais savo šaly. Pavogė. Nukreipimas į šią dieną. 2 kartus LRT raštu paprašiau, kad LRT atspausdintų nuomonių arba pozicijos skiltyje mano trumpą straipsnį. Jisai ilgas yra su Zigmu Vaišvila parašytas, detaliai, kada kai kas buvo stojimo į Europos Sąjungą prasme. Trumpas straipsnį. LRT kategoriškai atsisako šitą Lietuvos teisės aktais pasiremiant, datas nurodant, Seimo įsakymo numerius nurodant. LRT kategoriškai atsisako spausdinti šitą straipsnį, sakydami, kad jie turi tokią teisę. Įdomumo dėliai. Vyriausia rinkimų komisija sako, kad kitų kandidatų nuomonės LRT spausdina, o jūsų nespausdina ir nespausdins, nes jie turi tokią teisę. Jie turi teisę turėti savo nuomonę apie jūsų nuomonę. Ir kadangi jie tokią teisę turi, tai Vyriausia rinkimų komisija nekvestionuoja, ar ta nuomonė yra gera, bet sako, jie turi tokią nuomonę. Ir užtat čia lygiateisiai rinkimai dabartinėse situacijose tokie. Tai aš grįžtu atgal prie savo tezių. Tai mano tezės yra labai paprastos. Tik Lietuvos žmonės turi nuspręsti svarbiausius Lietuvos gyvenimo klausimus. Tai čia yra be Europos. Aš balsavau asmeniškai už tai, kad mes įstotumėm į Europos Sąjungą. Bet mano balso nepakako. Mes neįstojom. Tada dabar jau klausimas ekspertam. Kodėl
ekspertam, garbingiem teisės profesoriam, elementarūs faktai ir iš jų išplaukiančios išvados, jiems nėra sukeliančios siaubą, kaip mus apgavo, mus eilinius Lietuvos žmonės. Ir tokiu atveju ekspertai, aptarnaujantis personalas, tampa mūsų išdavikų valdžios. Jūsgi žinot, dėl išdavikų valdžios čia irgi buvo iki teisminių ginčių, ar galima tokią formuluotę apie mūsų valdžią pasakyti. Ir teismas vis tik, vyriausias administracinis teismas pasakė, kad aš turiu tokią nuomonę. Galiu tokią nuomonę reikšti, nes ta mūsų valdžia ir yra išdavikų valdžia. Tai sekantis klausimas yra dėl sąmoningai mes valdžios sprendimu atsisakėm finansinės nepriklausomybės. Tvarkoj, Lietuvos žmonės turi tokią teisę atsisakyti, bet Lietuvos žmonių nebuvo paklausta. Jūsgi puikiai žinote, kad chemijos mokslus pabaigęs vyrukas buvo paskirtas finansų ministru ir įvykdė politinį užsakymą. Jis turbūt labai gerai suvokė apie finansus, ekonomiką, nes chemijos moksluose Maskvos Lomonosovo universitete juos labai gerai paruošė. Viskas, aš čia nesiginčiu. Jūs galite turėti ir tokią nuomonę. O aš sakau, finansinės nepriklausomybės atsisakymas turėjo būti visų Lietuvos žmonių sprendimas. Imkime dabar karinį bloką NATO. Nuo 2006 metų NATO vadovavo okupaciniam pajėgom Afganistane. Okupacinės pajėgos, NATO vadovavimas ir mes tenai Lietuva dalyvavom. Klausimas tas, kur irgi iškilo vyriausioji rinkimų komisija, aš sakau, agresyvus karinis blokas. Kodėl jisai agresyvus? Jis savo agresyvumą parodė ir Jugoslavijoje, ir Libijoje. Libijoje, žinote puikiai, Jungtinių tautų buvo pritarimas neskraidimo zona. Tai neskraidimo zona reiškia ir bombardavimas. Tai NATO patys savo išsiplėtė galimybės daryti tai, ką jie nori, nes o kasgi pasipriešins. Tai mano klausimas yra paprastas. Dalyvauti NATO kariniam bloke mes galim nuspręsti. Bet tada, o koks NATO karinio bloko uždavinys? Jūsgi žinot Lordą pirmąjį NATO generalinį sekretorių ir jo skambią frazę, kad NATO sukurtas tam, kad Amerika būtų in, Germany ande, viskas suprantama, ir USA out. Logiška viskas. Kadangi į istoriją reikia nukrypti, nes istorija mūsų erdvėje, mūsų informacinėje erdvėje pilna užsienio agentų, kurie iškreipia vaizdą, aš sakau nebejotinai, jie iškreipia vaizdą ir mes net istorinių faktų nesugebam atsirinkti atgalinę tvarką, nes žmonėsgi užsiėmė. Ir iškreipus faktus, juos pateikus iškreiptų būdų, dalį pateikus, o kitų nepateikus. Mes tada negalim suvokti, kas atsitiko dabar ir kodėl mes kariaujame Ukrainos teritorijoje. Jūsų vienas pasisakymas, vienintelį kartą LRT atspausdino, praleido turbūt. Netyčia, jūs ten tada kalbėjote apie Anglijos reikalus ir pasakėt tiesiai ir teisingai. Taip pat kaip ir VSD generolas Grina, ir žinot, ašgi jūs tada cituoju, kad nebūčiau vien aš. Kad Ukrainos teritorijoje vakarai kariauja prieš Rusiją. Viskas teisingai. Generolas Grina tą patį irgi pasakė. Tai yra elementaru ir suprantama. Bet mano klausimas grįžtų į Lietuvą. O kam mums šito reikia? Lietuvai kam reikia? Vienas svarbus niuansas, sąmoningai jisai daromas, kai sako, o Ukraina turi teisę arba Lietuva turi teisę būti NATO. Kaip pavyzdys, mes turim teisę. Tai aš sakau, jūs pavyzdžiui Vilniuje turit sklypą. Jūs nusipirkot, jūsų sklypas yra ir jūs neturit teisės. Vienas, tam sklype pasistatyti namą, nesuderinęs su manim su kaimynu.
Jūs tokios teisės neturite. Jūs neturite teisės prie mūsų bendros tvoros medį pasisodinti be mano sutikimo. Jūs tokios teisės neturite. Ir tai natūralu, ir tai yra normalu. Lietuvos žmonės tą suvokia ir supranta. Bet kai kalbam apie tarp valstybinius ryšius, tai tada mes ekspertų dėka taip pat sąmoningai pamirštam, kad saugumas negali būti dalomas ir saugumo klausimai yra sprendžiami kartu ir bendrai. Kokia problema buvo? Lietuva dalyvauja šitoj koalicijoje NATO ir planasgi buvo akivaizdus. Koks planas? Rusijai nebus politinės valios priešintis. Nes eilinį kartą jinai nesipriešino. Labai gražus straipsnis. Dabar neatsiminsiu prieš kiek mėnesių irgi. Tai kaip jūs galite daryti savo sprendimų visą kryptį ir logiką, kad iki tol nesipriešino. Tai reiškia nesipriešins ir toliau. Taigi, mintis buvo tokia, Rusija nesipriešins, o jeigu jinai pasipriešins, mes vakarai turime daugiau ekonominės galios ir karinės galios ir mes sutriuškinsime Ukrainos teritorijų. Užduokit jūs klausimus kitiems ir Lietuvos žmonėms. Kodėl, aš čia cituoju Deutsche Welle, kodėl Deutsche Welle, aš arba angliškai juos žiūriu, vokiškai nemoku, arba rusiškai pasižiūriu, ką Deutsche Welle kalba. Kodėl Deutsche Welle savo žmonėm pasakė žiniuose frazę. Persijos įlankos arabų šalis, įskaitant Saudo Arabiją, vertina taip situaciją, kad jeigu Rusija nugalės Ukrainos teritorijai, tai bus ir arabų šalių pergalė. Deutsche Welle pridėjo antrą sakinį, kuris labai svarbus. Jie užakcentavo, kad arabų šalis sako, ne Rusijos pergalė prieš Ukrainą, bet Rusijos pergalė Ukrainos teritorijoje. Ir tada trečias klausimas jums. Kodėl Deutsche Welle šitą žinią perdavė ir rusų kalba? Kodėl? Sekantis tada iš BBC, čia kad ne Vaitkus įsigalvoja, iš BBC klausimas. Kodėl 22 metų vasario mėnesį BBC pranešė apie jų karo ministrės delegaciją Maskvoje ir parašė tokią frazę, kad po dėrybų Kremliuje, parašytas Rusijos generolo vardas pavardė, jisai pasakė, mes daugiau nebesižeminsime. Mano klausimas, kodėl BBC savo žmonėms pranešė šitą žinią? Apie kokį čia žeminimuose galėtų būti? Ne, mesgi lygiateisiais pagrindais bendraujame, kaip normalios lygiateisės šalys. Apie kokį čia nebesižeminsime? Normaliam žmogui, kuris jeigu turi arba laiko, arba gali domėtis, čia daug kas klausimų tada kiltų ir jis bandytų aiškintis. Tai dabar grįžkime vėl prie to labai sąžiningo, užtat paskui atsistatydino, to Prancūzijos finansų ministro pasakymo. Mes kariaujam, man žodis baisiausias, totalinį. Mes kariaujam totalinį, finansinį, ekonominį karą prieš Rusiją. Karo tikslas – Rusijos ekonomikos sunaikinimas. Kariavom ir mums vakaram nepavyko. Tai dabar jau einant prie bendros situacijos ir jau prie pabaigos, nes čia viskas tas pats ir elementaru. Mūsų šūkiai, LRT, mūsų kaip tų pačių išdavikų valdžioje šūkiai, kaip mes atsiimsime su Ukraina Krymą. Va čia vėliava Ukrainos kabanti jau turbūt okupavo mus, nes daug kur ir Kaune kabo. Tai mūsų šūkis, kad mes nugalėsime mūšio lauke Ukrainą, jisai sako tik tai vieną. Mes einam link atominio sunaikinimo. Bandydami blefuoti ir sakyti, jūs neišdrįsite, jūs taip nepadarysite. Mes vakarai einame ir statom kortą
Šuniukų yra daug, kurie šakalų, kurie iššoka ir loja, pritardami bendrai minčiai. Šitam kontekste, jūsgi žinote irgi, kadangi domitės, kaip Rusijos prezidentas aiškiai ir trumpai pasakė, kad jeigu kils klausimus apie Rusijos valstybingumo praradimą, tai tada atominis karas. Ir tada reiškia nieko nebelieka. Mes vakarai sąmoningai kalbam, Rusijos teritorijos praradimas privalo būti ir mes juos sutvarkysime. Tai tada pabaigai aš dar priminsiu Johno Fitzgeraldo Kennedžio. Ten jau labai gera paprasta mintis. Vėl kadangi jūs viską žinote. Jūs žinote, kaip Kennedžiui Karibų krizės metu visi absoliučiai siūlė kariniu būdu spręsti sprendimą. Visi siūlė. Ir žinote, ir vardas ir pavardė yra to pirmasis, kuris pasakė, taigi taikiai susitarkite. Ir tada baigėsi, kad Karibų krizė pasibaigė. Taigi, Kennedžio mintis elementari ir paprasta. Jeigu Amerika bendraudama su savo partnerė, nes Rusija irgi partnerė, oponuojančia partnerė, ir jeigu Amerikos užsienio politika yra tokia, kad tam mūsų partneriui pasirieka dvi išeitis. Viena išeitis – gėdingas atsitraukimas ir antra išeitis – atominis karas. Tai tokiu atveju tai yra Amerikos užsienio politikos prapultis. Ir dar ten gražus išsireiškimas arba mirties palinkėjimas visam pasauliu. Tai mes dabar Lietuva, mes vakarai, mes linkime mirti, siekiame mirties savo Lietuvos išdavikų esančių valdžioje lūpomis ir veiksmais, siekiame mirties visam likusiai pasauliui. Vietoj to, kad imtumėm ir susitartumėm, tada vėl, kad Vaitkusgi nieko nesupranta, jisai medikas, tai aš tada, jūsgi suprantat žaidimo taisyklės, aš tada Angela Merkel pasiremiau, kuri, kai jinai jau nebebuvo kanclerė, sakė, sėskim visoje Europoje prie taikos dėrybų, nes taikos dėrybos vis tiek turi būti, nebent mes norim susinaikinti. Tai aš ne už tai, kad Lietuva būtų sunaikinta, o aš už tai, kad išdavikai, kurie išdavė Lietuvos žmonės ir kurie veda mus į pražūtį, kad jie būtų įvardinti ir kad mes išdrįstumėm pamatyti, kur esam. Tai čia užsienio politikoje, čia svarbiausia yra kryptis. Jeigu to nebūtų, būtų galima ekonominius klausimus vienai spręsti kitaip. Taigi viskas suprantama, negali viską padaryti. Pabėgo milijonas, ar ne? Gerai, bet ekonomiškai gal sugrįšim. Gal kitos visos problemos yra antraeilės, lyginant su tuo, ką aš dabar pasakiau ir kur mes tiesiu traukiniu važiuojam. Pabaigsiu aš gerą mintim, kadangi aš sakau, Evangelija išvertus yra gera žinia, reiškia. Tai Evangelija yra tokia, kad aš matau sveikas jėgas Europoje, kurios nenori kęsti šitos beprotybės. Tų sveikų jėgų yra ir Amerikoje. Ir aš manau, kad šita beprotybė pasibaigs. O kad dar aš nepasakytumėt vėl, kad aš čia vienas ir nieko nesuvokiu, taigi, žinot, Tulsi Gabbard, moteriškė, simpatiška. Ir buvo demokratų partijos antras žmogus viršuje. Ir jinai susakė apie demokratų partiją taip, kaip nei vienas respublikonas neišdrįso pasakyti. Jos tas pasisakymas yra nuostabus ir puikus. Kaip karo maitvanagiai vadovauja tai demokratų partijai, o mes Lietuva, sako, Amerika mūsų išgelbės. Kad jie nuvertė keliasdešimt, 70 ar 80, galima ginčytis per kiek, kad CŽV nuvertė tiek pasaulyje vyriausybių, tai čia mes būsim geri ir Amerika mūsų išgelbės. Ir kaip strateginis partneris Lietuvos yra tas, kuris Lietuvoj purvina kalėjimą savo nelegalų įsikūrė. Ogi žinote, Gabrielius Landsbergis man paaiškino, kad čia yra mano tik tai nuomonė, kad kalėjimas buvo, nes kalėjimo nebuvo. Ir čia nuotrauka jūsų graži ir įdėta
prezidento Valdo Adamkaus, kuris pasakė, aš nieko nežinojau apie kalėjimą. O VSD vadovas Pocius pasakė, tuometinis prezidentas buvo informuotas tinkamas, vienas iš jų meluoja. Bet mes visi tylim, nes nepatogu klausimą užduoti. Tai kuris iš jūsų meluoja? Ir kai šitų klausimų mes, kaip specialistai arba Lietuvos piliečiai, neužduodam, tai mes prisidedam prie tos neteisybės. Mes sąmoningai sudarom jiem galimybės toliau taip elgtis. O aš sakau, gana. Tai matot, kokia ilga litanija. 22 minutės. Jūs, aš suprantu, kvestionuojate Lietuvos narystės Europos Sąjungoje legitimumą. Gal galėtumėte tokiu atveju pateikti, ką jūs darytumėte, jeigu būtumėte prezidentas? Ar jūs inicijuotumėte referendumą, ar kreipimas į konstitucinį teismą, atsižvelgiant į, aišku, valdžių? Jo. Koks jūsų planas? Taip, pradžiai pradėsiu nuo konstitucinio teismo, nes apie jį yra atskirai. Jeigu Lietuvos konstituciniam teisme gali dirbti žmogus, kuris išdavęs konstituciją ir sulaužė savo priesaiką, tai man asmeniškai daugiau jokių kalbų apie konstitucinį teismą kaip tokį nebėra. Aš prezidentui, dabartiniam kandidatui Gitanui Nausėdui, esu seniai nusiuntęs prašymą pareikšti savo poziciją šituo atžvilgiu. Kaip gali konstituciniam teisme dirbti teisėjų žmogus, kuris sulaužė konstituciją ir tai patvirtino konstitucinis teismas. Kaip iš vis taip gali būti? Mano suvokimu taip negali būti ir neturi būti. Tai dabar klausimas, aš suprantu jūsų klausimą. Tai klausimas, mes čia turim tokias puikias derybinės pozicijas. Dabartiniai situacijai, kai mes nesam įstoję pagal Lietuvos teisės aktus į Europos Sąjungą. Čia lygiai taip pat, kaip mes neįstojame į Tarybų sąjungą. Ir jūsgi puikiai žinote ir kas nori žino, užtat mes Lietuvos Tarybų socialistinė respublika neišstoja iš Tarybų sąjungos. Mes dabar neturime išstoti iš Europos Sąjungos, nes mes į ją neįstojame. Šitoj vietoj klausimas yra elementarus. Niuansas turi prisidėti tik tai dėl 1 straipsnio ir dėl 150 straipsnio. Konstitucijoje, kadangi jinai vieningas darinys, negali būti 2 straipsniai, kurie viens kitam prieštarauja. Tai kadangi 1 straipsnis yra priimtas mūsų visų, o 150 straipsnis priimtas Seimo, tai tada galima iškelti klausimą, ar 150 straipsnis, kuris sako, kad Lietuva yra Europos Sąjungos ir kad Briuselio nurodymus reikia vykdyti ir konstitucija yra žemesnis teisės aktas negu Briuselio nurodymai, kad šitas straipsnis teisingai įtrauktas į mūsų konstituciją. Tai yra procesas. Tegul užima metus, 2 metus, 3 metus. Taigi mes turim puikias galimybės derėtis su Europos Sąjunga, priedo prisiminant, kad dabartinė Europos Sąjunga po lapkričio 22 dienos jų sprendimo, tai nežinau, kokius negražius žodžius jai reikia pasakyti. Čia jūs elgiatės kaip Tarybų sąjunga. Aš suprantu iš jėgos pozicijų žiūrint, aišku, norisi taip elgtis. Visi tylit mažiukai, užsičiaupėt, o mes už jūs nuspręsime, kaip jūs turėsit gyventi. Teritorijos, teisingai, ką čia jie gali 2,5 milijono ar 1,5 milijono gyventojų dar savo nuomonės turės. Taigi link šito tiesioginių tekstų mes jau atėjom. Dabar tik tai laiptukai technologiniai, kaip padaryti, kad būtų procesas įgyvendintas. Tai aš matau šičia kaip puikias derybinės pozicijas Lietuvoje, nes mes nesam įstoję ir aš už tai įstoju. Bet kokie protingi patarimai, įstatymai, taigi reikia, jeigu jūs sugalvojot, kad nors labai protingai, aš su mielu noru pasiklausiu, ar galiu aš jūsų įstatymą į savo teisės aktus įtraukti, ar ne? Taigi viskas logiška, taigi nieko nedarom, kad būtų blogai. Bet yra tam tikrų krypčių, politinių krypčių, kurios Lietuvai gali būti, pavyzdžiui, su pabėgėliais.
Angela Merkel tvarkingai paėmė, o kam tos sienos reikalingos, visi gali atvažiuoti. Jūsgi matėt irgi žinot, kiek Lietuvos politikų, kad sveikinam atvykusius pabėgėlius, ar ne? Tai yra krypčių, kur toj politiniai erdvėje mes turim teisę pasakyti, ne, jokių būdų nenorim. Ir tą veto teisę turėti, bet tai yra derybų objektas. Tai aš suprantu, jūs dedat lygybės ženklą tarp Tarybų Sąjungos ir Europos Sąjungos. Aš dedu lygybės ženklą, kai dabar po jų lapkričio 22 dienos sprendimo. Kurį turite omeny? Kur nusprendė, kad kaip federalizuojasi ir kaip nebelieka Lietuvų. Paskutinius likučius, ašgi esu raštu pasižadėjęs, kad šitie Seimui nebus teikiami ratifikuoti šitie praėjusiu metu lapkričio 22 dienos sprendimai apie unifikaciją Europos Sąjungos. Žinot, kad tie sprendimai yra priimami tik Europos Sąjungos vadovų tarybos lygmenyje, ar tam būtų reikalinga keisti Europos Sąjungos sutartį ir toks procesas šiuo metu nėra inicijuotas. Tai mes nesame Europos Sąjungos sudėtinė dalis. Bet Europos Sąjunga nesikeičia iš vidaus, taip kaip jūs sakote. Tai Europos Sąjungai turi daug krypčių ir užtat Orbanas pasakė, kad tie biurokratai, žinot neseniai ką pasakė, kad su tais biurokratais kryžių reikia padėti ir pabaigti. Europos Sąjunga turi tiek savo biurokratinių nurodymų ir, aš manau, direktyvinių nurodymų visiems likusiems, kuriems mes priimame savo teisės aktus ir sakom, čia jau ne direktyviniai, o čia jau mūsų pačių nurodymai ir ne, mes taip norim. Tai aš į tą unifikuotą asmeniškai Europos Sąjungą, kuri kaip ekonominė sąjunga, tai visat yra gerai. Bet ką jinai daro ekonominė sąjunga? Pasaulio prekybos organizacija, tai gal būna irgi gerai iš vienos pusės žiūrint, ar ne? O dabar mes, kaip galingieji, nusispjaunam į savo pačių priimtus teisės aktus. Aš apie tai dabar, apie ekonominės sankcijas. Jūsgi žinote, kad ekonominės sankcijos, pavyzdžiui, yra prieš Šiaurės Koreją. Kodėl? Ir jos teisėtos. Todėl, kad jungtinės tautos priėmė. Ir visi laikosi. Kas priėmė apie ekonominės sankcijas, kur dabar mes vakarai taikome kažkam tai. Mums nepatiko Iranas ir mes nusprendėm jam taikyti, kiek ten, 30 metų berods, ar ne, ekonominės sankcijas. Mums nepatiko kažkas tai ir mes taikome ekonominės sankcijas. Koks skirtumas yra vis teisės aktų, kuriem tai atitiks, teisės aktų, kuriems netitiks. Reiškia, kuo mes naudosimės savo gale. Šiuo atveju jūs pripažįstate, kad Europos Sąjunga taiko ekonominės sankcijas, tą taikymą nusprendžia Europos Sąjungos vadovų taryba, įskaitant ir jūsų minimą Viktoro Orbano vienbalsiu balsavimu. Kurioje vietoje šiuo atveju Europos Sąjunga neturi teisės taikyti sankcijų kaip tarptautinių subjektų? Pasaulio prekybos organizacija, turbūt visos šalis jos yra, ar ne tenai, kuris sako, kad sankcijų taikyti negalima ekonominiai. Pasaulio prekybos organizacija nėra priėmusi tokio sprendimo. Sankcijos yra nacionalinis klausimas arba sutarimas tarp valstybių bloko. Šiuo atveju Europos Sąjunga. Tarp bloko sutarė, taip, sutarė ir tvarkoja ir įteisino. Šiek tiek grįžtant prie Europos Sąjungos, kaip tokios jūs minėjote, biurokratiją. Jūs žinot, kad tik keliose srityse Europos Sąjunga turi už nacionalinę kompetenciją. Jūs minėjote, vieninga rinka yra viena tik tarptautinė prekyba. Didžioji dalis kitų sričių, skaitant kultūrą, socialinius reikalus, bet ir ekonominius. Medicina irgi tame tarpe. Medicina nesikeša. Nėra kaip nacionalinis klausimas. Tai nėra išpūstas reikalas teikti, kad Europos Sąjungos biurokratija yra tokia didelė ir tokia galinga, kuri beje skaitlingai yra mažesnė negu vieno normalaus Europos Sąjungos miesto dydžio vietos biurokratija. Ir ar tai nėra sugrėsminimas to, kas nėra taip jau grėsminga, kaip jūs bandote pristatyti? Aš sutinku su jūsų požiūriu, kad galima sugriešyti, bet truputį, ar ne? Mano pozicija yra labai griežta. Arba mes laikomės Lietuvos konstitucijos ir savo nepriklausomybės atiduodam pagal konstitucijoje numatytą sąlygą. Aš neatsimenu dabar, kiek ten ar 100 įstatymų, jūsgi geriau žinote, kaip į Europos Sąjungą mes tą pasirašėm stojimo aktą Atėnuose. Tai kiek ten buvo surašyta, kad privaloma tvarka mes į savo teisės aktus privalom. Mes priimti tam tikrus
įtraukti tam tikrus dokumentus, teisės dokumentus. Ne kad norim, o kad privalom. Aš kadangi buvau tuo metu sveikatos apsaugos ministerijoje, tai labai puikiai, kad vieną jums irgi tiesiog įdomumo dėliai, nes čia ir su korupcija susijęs, arba korupcijos prevencija. Farmacinės veiklos įstatymas, ten jisai toks didelis, storas tuo metu buvo priiminėjamas ir iš STT vyrukas, jisai antikorupcinių požiūrių tą įstatymą jisai turi vertinti. Nu, toks sprendimas. Ir aš atsimenu labai gerai, ten 2 kartai net tai buvo. Vyrukas sako, ne, tokio teisės akto, ant tokio straipsnio priimti negalima, nes jis yra korupcinis. Jame iš esmės jis yra korupcinis. Tada tam vyrukui sako, bet čia mes padarėm kopiją, čia yra ES direktyva, mes tokį būtent turim priimti. Negali būti, parodykit man originalą. Parodo originalą angliškai, tai gerai, tvarkoj. Čia jau galite priimti savo įstatymę ar ne, ir tai jau nebe korupcinė. Bet va šičia, 2 kartai tai buvo. O šičia, tai jau tikrai korupcinis ir negalima priimti. Vėl, čia ES direktyva, kurią mes negalim norėti ar nenorėti, mes ją privalom įdėti. Kaip žinot, direktyva nurodo tik kryptis, šalis pasirenka savo valstybės reglamentavimą, kaip įgyvendinti tuos tikslus, kurie yra apibrėžti direktyvų, tai nėra reglamentų. Tai šitoj vietoj mes tvarkingai viską įkeliam į savo teisės aktą. Nu, įkeliam, tvarkingai. Direktyvos nėra įkeliamos į teisės aktus, jos yra įgyvendinamos priimant nacionalinio lygmens sprendimus, kurie atlieka direktyvoje keliamus tikslus. Tai nėra reglamentas, tai yra skirtingai teisiniai dokumentai. Tai aš dabar, kadangi čia dar su vienu vaistu buvo irgi kabliukas, tu tokį Grasalvą, ne, kur čia kaltino, kad atseit Vaitkus labai jau kažką tai norėjo padaryti su Grasalva. Toks vienas vaistas. Tai kai jisai Lietuvoje buvo užregistruotas, dieną prieš tai ES buvo apie farmacinės veiklos, tenai buvo priimtas vaistų specialių tokius necheminė formulė, sudėtingos formulės, kaip tie vaistai, nauja direktyva, kaip jie turi būti užregistruojami, prižiūrimi ir taip toliau. Ir tada po 1,5 kažkas metų Sveikatos apsaugos ministerija, ministras, įkėlė tą direktyvą į teisės Lietuvos aktus ir tai buvo tada motyvas ir pretekstas sakyti, kad tą Lietuvoje pagamintą vaistą Grasalvą reikia išbraukti, kryžių uždėti, jį išbraukti iš Lietuvos vaistų sąrašo, kad farmacinė firma Amgen papildomai norėjo, tai čia kitas klausimas. Bet aš sakau, kad, aš suprantu, kaip kas teoriškai gali įkelti ir aš žinau, kaip Lietuvoje įkelinėja. Kokie būtų, baigiant šitą potemę, kokie būtų jūsų 3 konkretų žingsniai tapus šalies vadovu, kalbant apie Lietuvą Europos Sąjungą, kurią aš suprantu, vėlgi jūs manote, kad mes nesame nariai, bet tai kokie tuomet jūsų yra konkretus 3 žingsniai, ką jūs darote kaip šalies politinis lyderis ir kokią žinią siunčiate visuomenei, kokią kryptimį jūs siūlote žengti? Viena, tai kame gerai yra referendumai arba pasiruošimas referendumai. Darom viešą diskusiją, privalumus ir trūkumus buvimo Europos Sąjungoje ir prisiminimui į kokią. Tai jūs sakot, kad mes esam, ar ne, tai mes buvom ir Tarybų Sąjungoje. Taip, mes buvom. Suprantu šitą lygybę. Kaip mes galime aptarti savo buvimo Europos Sąjungoje privalumus ir trūkumus, jeigu jūsų teigimu mes Europos Sąjungoje nesame? Tai aš kalbu apie tai, kad mes su žmonėmis kalbam. Vat jūs atsistojat. Aš sakau, jūs užsiemat ekspertas vieną poziciją ir jūs sakot, kodėl yra nuostabu ir gerai, kas čia skiriasi su Lisabonos sutartim, kodėl nereikėjo čia mums visiems aptarti, kodėl dabartinė irgi sutartis yra, kur jie prabalsavo, ar ne, lapkričio 22, kodėl jinai irgi... Lapkričio, taigi aš turiu net ir kaip Lietuvos... Europos Sąjungos sutarties? Ne dėl sutarties. Tai. Taigi jūs žinot, ką jie lapkričio 22 prabalsavo? Nežinau, nes panašu, kad praleidėm fundamentalų Europos Sąjungos pokytį, kurį tik jūs pastebėjote. Jūs norite dabar pasakyti, kad kryptis, politinė kryptis, kurią Europos Sąjunga nusprendė eiti, kad jūs tos krypties nematot, nes dar jie neuždėjo ant
raidžių paskutinių patvirtinimų ir užtat ta kryptis dar gali pasikeisti, dar gali kitaip nuspręsti ir taip toliau. Tai jūsų šitą požiūrį aš suprantu. Mano požiūris yra toks, kad gairės ir kryptis, kurios yra ES biurokratų parodytos, man atrodo, kad jos yra netinkamos Lietuvai. Tai apie tai ir reikia diskutuoti su Lietuvos žmonėm, kad jie pasirinktų ir nenuspręstų. Aš esu už tai, kad ne vienas kažkas tai nuspręstų, ne vyriausybė nuspręstų. Man labai patinka, bet tai neužtenka argumento, arba jums labai patinka, to neužtenka argumento, kad mes visi nuspręstumėm pagal jūsų norą. Primityviai arba žmogui suprantamą kalbą mes galime ir turime paaiškinti žmonėm, kad jie priimtų sprendimus. Supratau, tai pirmas yra žingsnis konsultacijos ir referendumas. Kokie būtų tolesni žingsniai? Tai jeigu referendumas įvyksta, tai mes tada turim kažkokį rezultatą. O kaip jūs kaip politikas, kokią jūsų poziciją palaikytumėte? Aš už tai, kad ES, ir taigi aš balsavau už ES, nes tikėjausi, naiviai tikėjausi, kad jie privers mūsų politikus padoriau elgtis. Tiesiog aš tokią viziją, tokią viltį turėjau, ar ne? Tai aš už tai, aš už ES kaip galingą, sveiką ekonominę jėgą, kuri yra ekonominė jėga, kuri žiūrėtų savo nacionalinių interesų, dalyvaujant geopolitiniuose žaidimuose su Amerika kaip jokių būdų nevaldančia situacijos Europoje, nes žinote, kaip ir Prancūzijos prezidentas, ir Vokietijos kancleris pasakė, ekonominės sankcijas Amerikai taikysim. Ir nurimo viskas tvarkingai, ar ne? Ne apie sankcijas, kodėl buvo kalbama apie tam tikrų muitų įvedimą, ir kaip buvo taikoma, ir suspenduota, tai nėra sankcijos. Tai kalbėjo jie apie pateikė kaip sankcijas, ar ne? Bet paskui toliau nurimo, čiagi žinot, kaip Amerika pasitvarkė, ten kelius šimtus milijardų dolerių savo pasidarė, kad iš Europos ateikit firmos, ekonominės firmos, ir mes jums sudarysime geresnės sąlygas. Tai Europa pabandė, dvi didžiausios jėgos, pabandė paprieštarauti ir tuo pasibaigė. Aš už tai, kad Europa būtų galinga, maksimaliai kiek įmanoma galinga jėga ir Lietuva jos sudėtinė dalis. Tai gilinti integraciją. Žiūrint, kaip jūs suvokėt integraciją. Kai kas suvokė integraciją kaip vieno centro, vien tai, kad apie 65-55% šalių ir gyventojų veto teisės nuspręsti atėmimą arba pripažinimą, vien šitos diskusijos jau parodo ES kryptį. Parodo. Veto teisės kuriais klausimais? Koks skirtumas kuriais? Jeigu jūs kalbate apie, pavyzdžiui, užsienio saugumo politikos dėmenį, veto teisės atsisakymas yra visų valstybių sutarimo reikalas, kvalifikuotos balsų daugumos, apie kurias dabar kalbate, nepakaktų tam, kad sprendimai būtų šioje srityje priimami kvalifikuoto balsų daugumą. Vadinasi, tik tai visom valstybėm sutarus būtų sutarta, kad nebereikia visų valstybių sutarimų. Ir tokių sutiksit, kad yra menkai tikėtinas scenarijus. Man scenarijai nepatinka. Labai menkai tikėtina medicinui čia tai būna. Tikėtina neturi būti, o žmogus numirė. Tai šitokios tikimybių teorijos žiūrint, aš suprantu, nes čia su medicina labai siejasi, ar ne? Bet mano užduotis, kad tokių tikimybių net nebūtų. Ir aš už tai, kad Lietuva laisva, nepriklausoma ir Europos bendrijoje. Gal galim truputėlį kitą temą paliesti, Europos Sąjungą aptariam. Ar Rusija yra agresorė prieš Ukrainą? Čia apie tai mes jau aš pakalbėjau, bet dar aš tada užakcentuosiu, nes tarkime, kad... Iš esmės, toks taip ir neklausimas pradžiai, bet... Ne, vėl. Tas pats procesas, žiūrint iš skirtingų taškų, gali atrodyti visiškai skirtingas. Sutinkat su tokia formuluotė? Šiuo klausimu ne. Net ir šiuo klausimu. Tai, jūs atsakote, net ir šiuo klausimu tas pats procesas gali atrodyti visiškai skirtingas.
kai aš jums parodau mano delną, o paskui parodau šitaip, jūs privalot sakyti, čia ne tas pats. Taip, čia kažkoks taip matau, o čia visiškai skirtingas daiktas. Tai dabar, kai jūs klausat, kas yra agresorius, tai galim pagal vieną logiką paėmus, tikrai yra Rusija agresorius. Nebejotinai ir tikrai. Paimam kitą logiką ir kitą požiūrį. O kodėl Rusija yra agresorius? Ir vėl tada mes turim pripažinti, kad jeigu jūs patvirtinsite ir pasakysite, kad Kuba neturėjo teisės TSRS raketų savo teritorijoje dislokuoti, Kuba neturėjo teisės. Dvi nepriklausomas valstybės neturėjo teisės tarp savęs kažką tai nuspręsti. Viena versija, arba dvi valstybės turėjo teisę nuspręsti ir raketas dislokuoti Kuboje. Ta pačią situaciją mes perkelkim į Ukrainą ir tada paklauskim, ar Ukraina, kaip ir Lietuva, turi teisę tapti NATO nare, jeigu jinai taip nori. Iš vienos pusės nebejotinai turi teisę. Antras klausimas, ar Ukraina ir Lietuva turi teisę tapti NATO nare, jeigu kita mūsų kaimynė, kaip jūs šalia jūsų sklypo, kaimynas, su kuriuo jūs turit tvorą. O jisai sako, aš neleidžiu jums pastatyti namo, nes jūs per arti statot prie mūsų bendros tvoros. Ar turi teisę tada kita šalis pasakyti, mums jūsų susitarimai sukelia grėsmę ir mes jų neleisime. Amerika, mano giliausių įsitikinimu, Amerika turėjo teisę pasakyti, kad raketos iš Kubos privalo būti išnešdintos. Mano giliausių įsitikinimu, saugumas negali būti dalomas ir Rusija turi teisę pasakyti, prašau atsižvelgti į mūsų. Jūs puikiai žinot, kad nei 22, nei 21, nei bet kuriais ankstesniais metais Ukraina nebuvo per vieną žingsnį narystės NATO. tą puikiai suprantat. Taip pat kaip kalbant apie sklypus, jūs turbūt irgi suprantat, kad 4 Ukrainos regionų aneksija, kurią įvykdė Rusija, neskaitant Krymo aneksijos, kurį įvykdė 2014 metais, yra agresijos aktas. Ar jūs su to nesutinkat? Jūs kol kas klausimą, kad potenciali narystė NATO įgalina Rusiją aneksuoti kitos šalies teritoriją ir atakuoti ją karinėmis priemonėmis. Tai aš jums su Kuba ir Tarybų sąjunga pavyzdį pateikiau, ar ne? Jūs dabar tada mes nukeliam dabar klausimą, o kada prasidėjo problemos? Mes net kalbam apie problemą, mes kalbam apie didelio masto invaziją. Taip, aš suprantu. Pagal vieną pusę Rusija agresorė, neabejotinai, nediskutuotinai, taip yra agresorė. O dabar klausimas, o kodėl jinai agresorė? Na, mes girdėjom Putiną teigiant, kad Ukrainos kaip valstybės apskritai neturi valstybingumo tradicijos, tai rusų tos dalis. Ukraina valdo nacijai ir narkomanai. Tai buvo 22 metų vasario 21 dieną Putino išsakyti žodžiai. Ar jūs manot, kad tai yra susijęs su kokiais nors platesniais geopolitiniais pasvarstymais, ar tai galima sieti su imperinėmis Rusijos ambicijomis, kurios pasireiškia ir tą formą, kad yra aneksuojamos tarptautinėje teisėje, skaitant ir Rusijos pripažįstamos kaimyninės valstybės teritorijos. Bet jūs vienareikšmiškai vis tiek nerandat atsakymo į klausimą, kad tai yra agresijos aktas, kuris neturi dviejų pusių, nes agresija, kad ir kuo jinai būtų grindžiama, jinai nėra pateisinama nei tarptautinėje teisėje, nei kur nors kitur. Hitleris ne pats blogiausias vyrukas, netgi žydų atžvilgiu. Sutinkat su šitokia formuluotė? Žinokit, gal neklausim. Ne, čia su tuo susijęs. Čia susijęs su tuo apie nacizmą. Mes truputį gal skirtingose dimensijose šiuo atveju. Ne. Tai aš pabaigsiu savo mintį. Aš nebūčiau niekad su, net kaip sakė, tikimybių teorijom, ar ne? Aš niekad nebūčiau net sugalvojęs, absoliučiai niekada, kad Lietuvoje tokią frazę galėjo kažkas pasakyti. Hitlerininkų mintis apie žydus čia nublanktų.
Jūs tada suskaičiuokit, kiek milijonų Hitleris kaltas dėl žydų žūties, bet jis ne pats blogiausias vaikinas. Ir tai pasakyta buvo Lietuvoje. Ir jūs tada po šito sakot, juk aš sutinku, kad jūs galit taip sakyti. Tai čia kalbos apie hitlerizmo atgimimą ir dar ką nors, nu taigi čia išgalvotos. Aš 100% būčiau jums pritaręs, jeigu nebūčiau išgirdęs šitų žodžių. Ir Izraelio ambasadorė irgi nieko nesureagavo šito žodžio. Tai ar jūs kaip Lietuvos valstybės vadovas, jeigu laimėtumėte rinkimus, pasakytumėte Rusijai, kad jūs turite atsitraukti iš okupuotų teritorijų, jūs vykdėte agresijos aktą ir kaip pažeidžia tarptautinę teisę? Aš pasakyčiau, ir vienas iš svarbiausių uždavinių būtų, inicijuočiau visoje Europoje, sėdam prie taikos derybų su Rusija kartu. Jeigu išeina, būtų gerai be Amerikonų. Šiuo atveju pritarėt Ukrainos poziciją, kuri kviečia susitikimą Šveicarijoje, kuri nori kalbėti apie taiką, bet taiką tokiamis sąlygomis, kurios nepagrįsto agresijos. Tai jūs pamiršot, kad Ukraina atsisako kalbėti su Rusija. Pirmą susitikimą Ukraina sako, kviesinti be Rusijos, todėl kad Rusija yra agresorius. Antrame susitikime tai būtų pasiektas tarptautinis sutarimas sudaryti dalyvauti. Jūsų žodis dabar. Aš sureaguoju kai kuriuos žodžius, nes žodžiai atspindi, galėtų. Aš kaip viršininkas jums leisiu, jūs galėsiu ateiti. Aš jums leisiu. Jau vien išsakymas šitos frazės, galėtų, aš jums leisiu. Man patinka tokie išsireiškimai, nes aš pagal savo mąstymą, aš suvokiu, kad šitokios formuluotės atspindi tai, kas yra viduj. Galėsiu, aš jums leisiu. Aš už tai, kad lygiateisiais pagrindais su visais bendraujame. Lygiateisiais. Šitą frazę jums iš karto pastatot save aukščiau. Jūs leisite jiems ateiti. Ir jinai man psichologiniu požiūriu, man jinai labai patinka. Tai aš už tai, kad sėdam visoje Europoje ir sutariam. Nuo Lisabonos kažkada iki Vladivostoko, kaip kalbėjom. Jūs sąmoningai pamirštat, o aš tai tą prisimenu. Dieve, galvoju, Tarybų sąjunga subirėjo, Varšuvos karinio bloko neliko. Nors aš net negalėjau pagalvoti, kad taip gali atsitikti. Tai ar jūs sutiktumėt su tuo, kad Rusija pasiskelbė jo 4 Ukrainos regionai, plius Krymas yra jos teritorija? Viskas jau. Aš nesutinku, aš nei sutinku, nei nesutinku. Tai ir tai, ką jūs pasakėt, dabar yra faktas. Na, nekontroliuoja visų teritorijų šiuo metu. Nu, koks skirtumas? Jinai paskelbė, kad tai yra jų teritorija. Čia nesvarbu, aš paskelbiu, kad va čia stovi kažkas tai 2 stiklinės, aš jų nekontroliuoju. Jeigu tą paskelbė Rusija, jūs tą pripažįstat kaip egzistuojantį faktą. Čia iš psichologijos viskas ir išeina. Su psichologija to nesiečiu. Bet gal... Čia išeina. Amerika gali paskelbti, ką tik nori, ir tai yra irgi faktas. Bet kokia valstybė gali paskelbti, o mūsų vizija tokia, ar ne? Jie nieko nepadarė, jie nekontroliuoja, bet tai yra faktas. Vizijos ir faktų aš matau skirti, bet tiek to. Na, dar vienas dalykas, jūs minėjote apie NATO kaip okupacinę organizaciją, minėjote Afganistano atveju. Jūs turbūt yra žinoma, kad Afganistano misija, kurią koordinavo NATO, mandatavo Jungtinių tautų saugumo taryba. Kodėl jūs tą faktą paprastai paliekat nuošalyje, nes dažnai akcentuojat, kad yra svarbu gauti tarptautinį legitimumą. Tuo atveju NATO vykdė ir koordinavo karinę misiją Afganistane, kurią mandatavo Jungtinių tautų saugumo taryba. Ar tai ką nors keičia, ar ne, jūsų požiūrėje į NATO? Į NATO šitas vienas, aš jį tą faktą naudoju kaip vieną iš argumentų, ar ne? Apie tai, ar NATO yra gynybinė organizacija, ar NATO vis tik yra agresyvi organizacija. Tai visa eiga nuo NATO susikūrimo, jūsgi turbūt skaitėt mano ir Vaišvilos tą straipsnį apie NATO. Jūs daug prašot, gal jums visą suprasti. Tai ten yra 5 straipsnių serija, kiekvienas straipsnis po 4 puslapius, pilnus puslapius prirašytas, kaip mes atsikovojam Lietuvos nepriklausomybę, kaip mes ją atgavom nepriklausomybę ir kaip mes praradom. Tame tarpe ir apie NATO, tame tarpe ir apie Europos Sąjungą,
Ten detaliai, labai detaliai viskas išvardinta. Ir su NATO atžvilgiu, ar ne? Nu, tai jo kryptis, kai Varšuvos blokas. Jeigu mes sėdim čia Lietuvoje ir galvojam blaiviau, su jumis kartu blaivia galva. Vienas blokas karinis tarp savęs su kitu konfrontavo, buvo pagrindais ir ačiū Dievui, dėl to užtat ir nebuvo jokio karo ir atominio sunaikinimo. Vienas blokas dingsta savo norų, geranoriškai, pasinaikina blokas. Koks tikslas kitam blokui pasilikti? Nėra absoliučiai jokio tikslo. Išskyrus, kur jūs Europos Sąjungoje nenorit matyti, ilgalaikės kryptys. O mano vizija tokia. Ne, ta vizija nieko nepagrįsta. Vizija yra tokia, ką aš planuoju, pasižiūrėsim ateityje daryti. Tai vizija yra... Ar jūs remiate Lietuvos narystę NATO, kaip politikas ir kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus? Aš manau ir esu įsitikinęs, kad Lietuva kaip neutrali valstybė, o ne NATO sudėtinė dalis, yra stipriai saugesnė, nepalyginamai saugesnė, negu kaip NATO sudėtinė dalis. Jūs siūlote Lietuvą išstoti iš NATO, nes kitaip Lietuva negali būti NATO. Jeigu mes tik tai panorėtumėm, po 12 mėnesių mes galėtumėm būti nebe NATO nariais. Čia viskas... NATO nariai gali išstoti, aš suprantu, jūs kas siūlo. Tai tiesiog, jūs siūlote Lietuvą išstoti iš NATO. Stop. Aš siūlau Lietuvai žmonėm nuspręsti šitą klausimą. Ne aš vienas nusprendžiu. Jūs kaip politinis lyderis, kokia jūsų laikysena yra? Ar jūs tiesiog esate referendumo organizatorius? Aš agituosiu ir kadangi labai pakartosiu, ką jau sakiau, nes labai gerai, kad diskusijoje teigiama nauda, žala, naudos žalos santykis, ar ne? Tai diskusijose aš argumentuosiu, kodėl buvimas neutralia valstybė yra daugiau naudingas negu buvimas kariniam bloke, kurio to bloko tikslas, o tas tikslas per tuos 15 metų, nuo 90 iki 2005, to tikslas buvo labai akivaizdus. Einam į priekį, konfrontacinis tikslas buvo. Tai aš ne už tokį karinį bloką, kuris siekia konfrontuoti, ir aš ne už tokį bloką, kuris pavadintas, kad jam ištiko smegenų mirtis. Tai būdami šitokiam bloke, mes savo daugiau žalos padarom, negu naudos. Ir tam pavyzdžių irgi yra ir Europoje. O ką nuspręs žmonės, tai ką nuspręs, taip ir bus. Supratau, gal turėtume klausimą? Taip turėtume, žinoma, jo, čia aš norėčiau užduoti klausimą, kurio ponas Kojala niekada gyvenime savo neužduos. Tai premjerė Šimonytė per debatus kalbėjo apie taisyklėmis pagrįstą pasaulio tvarką. Tai mano klausimas yra toksai, tarkim, kada teisėtos vyriausybės nuvertimas prievarta arba ten smurtu, kaip įvyko Ukrainoje 2012 metais per tą vadinamą Maidano revoliuciją, ne, yra pagrįsta taisyklėmis pasaulio tvarka, o kada tai yra krūvinas tiesiog perversmas, ar ne? Tai vat aš noriu paklausti, tarkim, tokį klausimą, kas nustato, tarkim, kada teisėtos vyriausybės nuvertimas smurtu yra teisingas žingsnis, o kada jis yra krūvinas, tarkim, ta prasme, ir kodėl būtent šitokiu principu remiasi ta taisyklėmis paremta pasaulio tvarka. Kas tai nustato? Politinė valia. Kai mes pasakysime, kad šita neteisybė yra gera, tai tada mes sakysime viskas tvarkoj. Nes kad perversmas buvo, visi, kas nori, suvokia ir supranta. Jūs gal irgi žinote, aš tada perskaičiavau Maidano dalyvių skaičių pagal Ukrainos gyventojų skaičių ir tada išėjo, kad nuo 1232 iki 6000 žmonių susirinkę Vilniui prie Seimo turi teisę nuversti Lietuvos valdžią. Ir tai pasakau ne aš, tai pasakė Lietuvos valdžia pripažindama Maidano perversmą. Kad, jūs žinot, pripažinom, nes nurodymas buvo, viskas tvarkoj. Mes važiavom prezidento lygyje. Tiesiog patikslinant, kas nurodymus siunčia. Tiesiog patikslinant detalę, jūs sakot, nurodymas buvo. Aš manau, kad nurodymas, atsakysiu kitaip.
Venesuelos vyrukas, kuris pažiūrėjo dangų ir nusprendė, kad jis yra prezidentas. Ir Lietuva jį pat pripažino prezidentu. Jinai pripažino Lietuvą be nurodymo ir be suderinimo. Tiesiog konkretus klausimas, tai kas nurodymas? Tas, kuris turi jėgos ir galimybę siūsti tos nurodymus. O tai yra? O tai yra, patys išmastykite. Taigi čia ne kvizas, čia ne fizinis protas. Jeigu jūs kandidatas, jūs sakot, kad kažkas siunčia nurodymą, aš tiesiog pasitiksiu. Aš neabejoju, kad sinchronizuotas, čia kaip koronės infekcijos atveju, koronės isterijos atveju, sinchronizuotas buvo visam pasaulyje veikimas. Čia kaip to Guaido, kaip kokia jo ten pavardė, ar ne, to vyruko pripažinimas prezidentų. Sinchronizuotai buvo. Čia taip pat kaip Kosovo pripažinimas nepriklausoma valstybė. Tai kas sinchronizuoja? Tai ir globalistinės jėgos, kurios turi galimybę tą padaryti ir sinchronizuoti. Ar tai valstybės, ar tai kvazivalstybiniai daliniai? Nu, ašgi jums neatsakysiu iš šitą klausimą. Jūs sakot, kad kažkas siunčia nurodymus, tai man... Aš manau, be abejonės. Nurodymai be abejonės yra. Nes kitokiu atveju jūs tada turit pasakyti, kad telepatiniu būdu... Tai gerai, bet kas tos nurodymus siunčia, jūs tiesiog irgi nežino, tiksliai tai irgi atsakymas būtų į klausimus. Jeigu sakot, kad kažkas siunčia nurodymus, tai tiesiog patikslinkite. Kai man atsiūs nurodymą, aš informuosiu. Taip, nebejotinai. Gal dar būtų klausimų? Prašau. Sveiki. Jūs minėjote savo vienam iš pasisakymų, kad Lietuva turėtų būti neutrali valstybė, ne? Nu ir dabar ką tik sakiau, ne? Tai galbūt galėtume tada duoti kažkokių konkrečių pavyzdžių, kuomet valstybė yra panašioje geopolitinėje situacijoje kaip mes, ribojasi su Rusija, yra neutrali ir yra sėkmingai tvarkos savo, sakykime, saugumo reikaluose ir taip toliau. Taigi jūs žinot, tas pavyzdys tegul būna Austrijos, nu? Bet jums nepatinka, jūs norit, kad būtų visai šalia Rusijos, ar ne? Na taip, lyginam su Lietuva. Nu tai... Jūsų vizija yra įstoti iš NATO, neutralia valstybė. Mano vizija būti saugia valstybė. Jeigu buvimas NATO mums saugumo nepriduoda, o sumažina saugumą, tai tokiu atveju mano vizija vis tiek pasilieka. Buvimas saugia. Jūs saugumą suvokėt tik tai per karinę struktūrą ir mano tada vėl elementarus tas yra pavyzdys. Amerika tiek turėdama karinės galios ir tiek finansų skirdama karo reikmėm nėra saugi. Jūs šitą privalot pripažinti, nes Amerika gali būti sunaikinta Rusijos. Rusija gali būti sunaikinta Amerika. Nu ir mes visi kartu. Amerika nėra saugi, nepaisant savo karinės jėgos ir nepaisant 800 milijardų per metus. Kame jūs matote saugumą šitoj vietoje? Kad kol kas neįvyko konfliktas, tai dar nėra atsakymas. Buvo planuotagi, kad Rusija eilinį kartą susitaikys su padėtim ir sakys, nu ne, mes nepajėgus, mes turim patylėti. Tolesnis toks planavimas atveda tik tai link 3 pasaulinio karo. Man tai akivaizdu. Kas nori mąstyti, aš manau, tiems irgi akivaizdu. Nes tai neįvyko, nes anas netrenkia atgal. O kai trenks atgal, kas tada bus? Tada sakys, o netyčia, aš negalvoju. Bet jau bus post factum. Kai aš buvau mažiukas, aš atsimenu per televizorių ir mokyklose ar ten rodydavo kaip atominio karo atveju, kaip reikia ten slėptis. Mes prigyvenom, kad dabar apie tai pradėjo kalbėti. Tai mes prigyvenom čia iš gero gyvenimo, kad mūsų politika buvo teisinga ir gera. Mes iki to priėjom dėl to, kad pasakėm, jis man nepatinka ir aš nekreipsiu dėmesio į jo saugumo prašymus. Jisai, jo, į jo saugumo.
Tegul jisai pats pasirūpina savo saugumu. Mes dabar ir turim situaciją, kaip Rusijai pasakėm, rūpinkitės patys savo saugumu. Nuprognozuoti, kad taip bus elgiamasi iš Rusijos pusės, buvo elementariai galima. Bet tik tai problema, kad mes pervertinom savo pajėgumus, ekonominę jėgą mes juos sutraiškinsim, karinę jėgą mes sutraiškinsim ir mes laimėsim. Jūs, tarkim, siūlot ar ne, tapti neutralia valstybė? Aš siūlau tapti saugia valstybė, bet negalim tapti saugus tik tai vieni. Mes galim tapti visi saugus kartu, visoje Europoje kartu. Negalvoti, tikrai tai yra realistiška? Tai ir yra realistiška. Dar gal vieną pabandysim klausimą iš auditorijos, jeigu būtų. Taip, Jurgi. Sakykime, praeina inauguracija ir po keletos dienų gaunat pakvietimą užsukti į Kremlių po kokias savaitės. Važiuotumėt? Prieš tai norėčiau dar į Vengriją nuvažiuoti. Bet jeigu priklausomai nuo taip, kaip kas kada gali, tarkime, į Vengriją nenuspėjau, į Vengriją dėl patirties, ne? Bet su mielu noru važiuočiau, prieš tai paklausęs, gal Amerikos prezidentas nori per mane perduoti kažkokią gerą žinią. O būtent gavot pakvietimą po savaitės. Važiuotumėt iš karto. Jums labiau po savaitės ir 3 valandų patiko. Aš supratau jūsų mintį ir aš nematau tame problemos. Važiuoti ir atvežti. Ir jūs puikiai žinot, kad nieks tokiais būdais nevažiuoja. Jūs čia hipotetinį variantą, buitinį variantą, kad nuvažiuavus reikia parsivežti kažką tai. Ir parsivežti suderinimą kažką tai. Tai tos suderinimo negalima pasiekti nei per savaitę, nei per mėnesį. Galima tik tai kryptis numatyti, bet jūs sąmoningai pasirinkote savaitės ir 3 valandų, aš dar pridėjau periodą, tuo norėdamas kažką parodyti. Su mielu noru nuvažiuočiau ir su Rusija taip pat lygiateisiais pagrindais padiskutuotumėm, ką galima padaryti dėl saugumo visoje Europoje ir kad tą beprotybę Ukrainos teritorijai nutraukti kuo greičiau. Ačiū labai. Tuo ir pabaigsim mūsų šiandienos diskusiją. Ačiū visiems susirinkusiems ir iki kitų kartų.